Labas visoms! Šiandien galų gale yra penktadienis ir man atrodo, aš kiekvieną savaitę sakau jums galų gale, nes kaip niekas kitas dažniausiai laukiu savaitės pabaigos, nes jeigu jau pradedu pirmadienį, tai atiduodu visas jėgas, o šiandien sugalvojau labai taip smagiai pasikalbėti apie mano turimas naujienas, kurias sukaupiau, man atrodo, gal maždaug per 2 savaitės. Ir svarbiausia, kad aš žiauriai skubu. Aš, ta prasme, norėjau šiandien labai daug dalykų aptarti ir aš šiandien uždarysiu langą, nes ten, ta prasme, žiaurus triukšmas. Ir aš grįžau ir ką aš norėjau pasakyti, kažkaip pastaruoju metu mano gyvenimas primena labiau maratoną nei, nežinau, normalų, stabilų gyvenimą. Ir viskas yra labai paskubomis ir, kaip sakiau, norėjau nufilmuoti tokį dvigubą video, kurio metu būtume pasikalbėjusios apie produktus, kuriuos aš rekomenduočiau pasiimti į kelionę, nes taip jau išėjo, kad 10 dienų prabuvau Vilniuje. Ir supratau, kad aš pasiėmiau viską, ko man reikia ir labai norėjau tokį patariamąjį video kaip ir padaryti, bet tuo pačiu metu papasakoti ir apie naujienas. Kai susidėjau produktus ant stalo ir pamačiau, kokia galybė jų gal iš viso 40 susidaro, tai supratau, kad mes nelabai daug ką galėsime normaliai aptarti, tai tiesiog skėliau šios 2 video į 2 dalis ir apie tą lagamino turinį mes, manau, pasikalbėsime sekantį penktadienį, nes antradienį jums ruošiu savo 3. vlogą. Man labai patiko jį filmuoti ir dabar kuo toliau, to darausi drąsesnė. O dabar, manau, keliaukime tiesiai prie visų dovanėlių, pirkinių ir taip toliau, tokių visą, ta prasme, dalykų, kuriuos aš tikrai norėčiau parodyti, pasidžiaugti ir taip pat supažindinti, su kuo mes kalbėsime ateityje. Ir, manau, pradėkime nuo grandiozinio NYX parduotuvės atidarymo. Šiaip pas mane šitame maišelyje yra ir pirkiniai, ir dovanos, ir, žodžiu, viskas, kas gali būti. Tai, žodžiu, aš ką trauksiu, tą ir papasakosiu ir aš įsidėjau čia dar 2 priemonės, kurias aš aptarsiu ten prie kitų reikalų. Taigi, pradėkime turbūt nuo šios žiauriai gražios kosmetinės, kurią mes gavome atvykusios į NYX atidarimą. Man atrodo, gavo ir tos 101 pirkėjų. Tai šiaip žiauriai fainus ir man tikrai tokia ekskliuzyvinė, graži ir labai, manau, visur prisitaikys. Tada turiu garsiuosius NYX'o šešėlius antakiams, kurie man, ta prasme, aš tikiuosi, kad jie pasiteisins, kaip pasakyti. Aš jos naudojau prieš 2 metus ir mano nuomonė tikrai apie jos buvo nekokia, bet pasižiūrėkime į mane prieš 2 metus ir pasižiūrėkime, kaip aš tais laikais dažiausi, tai yra tikras košmaras. Labai norėčiau iš šono čia įdėti nuotraukų, bet galbūt nedarykime šio video panašaus į tragediją ir kalbėkime apie dabartį. Tai šie NYX'o šešėliai man patinka jau iš karto vien dėl to, kad tai yra vaškas jame ir 2 skirtingų spalvų šešėliai, kurie, ta prasme, paletėje turi būti visi šie 3 dalykai, kuo daugiau spalvų, tuo yra geriau. Ir svarbiausia, kad yra vaškas, nes kiek aš turiu šešėlių palečių be vaško, tai man vis tiek reikia imti iš kitų palečių ir, ta prasme, tepliotis. Tai, ta prasme, kam? Tada turiu iš NYX'o skaistalus ir šiaip tokia tikrai labai graži spalva. Ir buvau vieną dieną netgi jau jas pasitepusi, tai labai tokie kreminiai netgi ir konsistencija man tikrai labai patiko. O šiaip žinot, kad aš nelabai esu ta skaistalų mėgėja, bet kaip aš jau savo straipsniuose dažnai miniu, kad aš ketinu būti visažistė po pusės metų diplomuota, tai manau, kad tikrai labai pravers ir, ta prasme, jeigu man netinka, nereiškia, kad kitiem netiks. Tada turiu dar vieną birę pudrą iš NYX'o, tai yra mineralinė Set It and Unfretted. Nežinau, ar jinai man patiko vien dėl to, kad toks keiki, nežinau, toks miltinis efektas gaunasi ant veido ir kas svarbiausia, jos spalva yra light medium, bet man jinai kažkodėl truputėlį netgi tamsoka ir linkusi į geltonumą ir kai aš pradėjau ją tiesiog pripresuoti prie veido, žiūriu, kad, nu, ta prasme, gaunasi dar kitas makiažo atspalvis. Tai tokia yra pirmoji nuomonė, bet tikiu, kad toliau, ta prasme, testuojant viskas bus gerai. Tada mano maišelėje yra priemonė skirta kontūravimui, Sculpt and Highlight. Šią gavau dovanų dar gavusi pakvietimą prieš kelias savaitės į parduotuvės atidarymą.
Iš vienos pusės labai apsidžiaugiau, iš kitos pusės nuliūdau, nes kompanijos man kažkaip dovanoja vis per tamses priemonės. Ir aš nežinau, ką man su jom daryti, nes kaip matot, ypač rudeniui atėjus, aš jau nebesideginu ar dar kažką ir man priemonės būna tiesiog per tamsios. Ir ypač šita rudoji spalva, žiauriai tamsi, bet šiaip, įdomus produktas ir aš tikiu, kad prie jo kažkada prisėsiu pasidarbuoti ir su juo artimiau susipažinti, bet kai bus bent truputėlį degus ar įstepusi savaime neįdėgio. Sekanti priemonė, kuri man labai patiko ir aš ją pastaruoju metu dažnai naudoju, tai yra iš NYXo Butter Gloss ir spalva yra Creme Brulee. Labai graži tokia dieniška spalva arba prie intensyvaus akių makiažo, labai gražiai atrodo, toks sviestinis ant lūpų jausmas ir labai gražiai blizga, gražiai atrodo, netgi dėl to blizgėsio paputlina truputėlį lūpas, tai man labai ir patinka. Tada, jau žinokit, judam mes į pabaigą, turiu netgi likusias 3 priemonės, 4 iš NYXo. Taigi, dar turiu vienus skaistalus ir šių dar iš tikrųjų nebandžiau, bet jie atrodo man labai gražios spalvos ir manau, kad aš jos netgi daugiau naudosiu akių makiaže, nes tokia spalva, ji yra, netgi negaliu pasakyti, šilta ir truputėlį tokia purvina, tai aš manau labai gražiai pasiteisins ant mano žydrų akių. Sekanti priemonė, kurios visos labai norėjo, o aš labai džiaugiausi gavusi, tai yra iš NYXo antakių želė, kuri labai faina, tik labai primena Make Up For Ever Aqua Brown, man atrodo, vadinasi ar kažkaip panašiai. Tai konsistencija Make Up For Ever tokia yra skystesnė ir su ja reikia labai atidžiai dirbti, o šito tokia standi ir netgi galbūt šiek tiek kietoko ir ją yra jau truputėlį kebloka išsklaidyti ir nežinau, aš dar su ja nesusidraugavau, reikia skirti irgi atitinkamo laiko, o tas laikas yra, kai aš į miestą neinu ir tiesiog gali namie žaisti ir nebijoti kažką suklysti pasidaryti. Dar viena priemonė, kurią labai apsidžiaugiau gavusi, tai yra NYX Stress Jolie ar Jolie kažkaip panašiai, tai gelinis akių pravedimas. Ta prasme, visos šitos priemonės mane mokins iš naujo visokių makiažo subtilybių ir aš pieštukų nelabai mėgstu, bet pamačiusi ant dėžutės, kokios yra galimybės pasidaryti makiažą naudojant šiuo pieštuku, tai o dieve, buvo žiauriai gražu ir manau, kad reikės man ją, ta prasme, prisijaukinti, nes tikrai, jeigu taip įmanoma gražiai pasidaryti su šia priemonė, tai aš tikrai turiu išbandyti. Ir paskutinioji iš NYXo priemonė, tai yra toksai antakių pieštukas ir jis yra juodos spalvos. Žinom, kad juoda spalva nelabai mes tas antakius galim dažyti, bet kai dabar aš jau esu metus tamsesnė, pastebėjau, kad antakiai irgi reikalauja tamsesnių spalvų, ypatingai šioje vietoje, kur visi visažistai sako, kad antakio galiukas turi būti tamsiausias ir taip toliau. Tai aš ir pagriebiau šitą juodą pieštuką, kuris labai fainas ir aš tikrai noriu įsigyti dar kitų spalvų, nes jis yra vienas malonumas naudoti. Dėl to, kad jo yra tokia kirsta formelė ir jis toks plonytis ir tikrai leidžia labai gražią liniją nupiešti išorinėme antakio tam kamputyje ar linkyje ir su šia šluotele leidžia labai gražiai viską išsklaidyti. Ir man ši priemonė tikrai paliko vieną geriausių įspūdžių iš visų NYX turimų produktų. Praeitame vloge jums rodžiau ne tik NYX parduotuvės atidarymą, bet ir Make Up Store renginį, kurio metu mums pasakojo apie šio rudens madas. Ir aš gavau tokias 2 dovanėles, galėčiau pasakyti, nežinau, dieve, mane tikrai visi nubaus, bet nelikau labai laiminga, nes labai fainai būtų, jeigu kas nors leistų išsirinkti, nes tų daiktų, ta prasme, kurias tu gauni dovanų, juos reikia aprašyti, bet jie tau tiesiog iš pirmo žvilgsnio, tiesiog jie nepatinka. Pavyzdžiui, šitas žydras nagų lakas su blizgučiais ir mano rankos ir taip linkusios į mėlynumą ir dar aš dėsiu žydro nagų lako su blizgučiais ir aš nežinau, kas gausis. Ta prasme, aš aišku išbandysiu, pasižiūrėsiu ir vertinsiu ne tik spalvą, bet ir pačią konsistenciją, išsilaikymą ir taip toliau. Bet nežinau, nepykit ant manęs, kad aš tokia išpuikus, bet, nežinau, man žydros spalvos ant nagų, tikrai ne. Bet gavau dar šešėlius iš Make Up Store ir čia spalva tikrai labai gražiai, tokia haki. Ir aš manau, kad labai gražiai išryškins taip pat mano mėlynas akis ir tokia tikrai šilta, graži spalva ir, žodžiu,
paįvairins mano makiažą akių, kuris pastaruoju metu yra labai toks nude. Ir šiandien esu pasidažius, bet labai neryškiai. Taigi, jeigu jūs manot, kad mes jau daug kalbamės, tai tikrai ne. Ir manau, padarykime šiokią tokią lengvą pertraukėlę nuo makiažo produktų ir keliaukime prie drabužių. Ir aš nusipirkau štai tokį, jūs nematysit. Bet aš tikiuosi, gal neturiu jokios nuotraukos. Nu, žodžiu, štai toks pilkas sijonas, jis nėra ilgas ir su užtrauktuku gale, bet jis taip gražiai žiūrisi ir aš jį buvau užsidėjusi, man atrodo, ketvirtadienį. Nu, labai fainas ir aš dar tokius rožinius batukus turiu ir labai toks gražus rudeniškas kontrastas gaunasi. Labai tinka trumpesni megztiniai ar tokie truputėlį apdribę, nu, ta prasme, ir liemenė labai gražiai išryškina. Žinot, kur pirkau? Tai yra Vilniuje Europos name požemyje, ta prasme, prie Europos prekybos centro. Sumokėjau gal 10 eurų, tai ta prasme, žiauri fainai. Labai šiltas, patogus ir nežinau. Aš apskritai praeitą savaitę, kiek lankiausi visose parduotuvėse, supratau, kad kainos yra visiškai neadekvačios ir jeigu aš noriu gražiai apsirengti, tai jau atleiskit, bet aš nelabai galiu lankytis visose firminėse parduotuvėse. Reikėtų jau mums truputėlį trumpiau šnekėtis ir labai noriu pasidžiaugti Dior dalykėliais, kurios gavau. Tai pirmą pradėkime nuo to, kad prieš savaitę pusantros atėjo pakvietimas į Dior renginį ir tai buvo visiškai gyvenimo įvykis, nes Dior aš myliu nežinau kiek metų, aš dievinu tą kompaniją, viską, kas yra susiję ir kai gavau pakvietimą, tai buvo tik sakydamas, žiauriai fainai. Ir žodžiu, su pakvietimu atkeliavo toksai lūpų balzamas, lip glow pomadė, ar kažkaip ten ištart, nežinau. Ir toksai lengvas lūpų blizgesiukas balzamas, kuris labai lengvai šaldo, beveik net ir neblizgais, toksai lengvas ant lūpų ir tikrai man labai patinka. Ir šitoje dėžutėje dar buvo labai graži gėlyčių plokštelės, čia iš šono nuotrauką parodys, kaip atrodė pats pakvietimas. Žodžiu, kompanijos kuo toliau, tuo labiau tobulėja ir siunčia mums tuos pakvietimus ne tai kaip popierėlis ar ten šiaip emailas kažkoksai, o jau gražiai pateiktus. Tai vakar buvau kaip tik ir Dior renginyje ir tai buvo iš vis kažkas tobulo, papasakosiu daugiau antradienį savo vlogę ir truputėlį dar kai ką parodysiu. Ir tai buvo kažkas nerealaus, o kai pamačiau maišelį, ta prasme, aš visai galvau, kad, jeigu vieną priemonę jau gausiu dovanų iš Dior, tai jau bus, o dieve. Tai dabar gavau visas 3 priemonės, viena iš jų yra ant mano lūpų ir tai yra Dior Addict Ultra Gloss ir spalva yra 929. Labai faina. Ji nėra lipni, ji yra pigmentuota ir labai gražiai dengiasi ir tokia, jeigu atrodo ant rankos pasklaidžius, kad ji yra, ta prasme, neintensyvi, tai matot, kaip atrodo ant lūpų. Tada džiaugiuosi gavusi dar 2 priemonės, tai yra skirta išvieslinimui, primena tokį kaip maskuoklį, labai gražiai dengiasi ir turi, žodžiu, viskas ten yra labai gražu, tvirta, kokybiška ir man, ta prasme, jaučiasi prabangos jausmas rankose ir toksai va čia petėlis, čia tepusi, aš dar nebandžiau, nes nefotografavau, o čia, žinot, blogeris visą laiką pirmą turim nufotografuoti, o tada galime bandyti produktus. Ir tada paskutinė, vėlgi, per tamsi man spalva skirta kontūravimai, tai yra Dior Blush Light and Contour ir spalva yra 002. Tai yra toksai vadinamasis stikas, iš vienos pusės yra toksai tamsesnis rutuliukas, ne rutuliukas, tiesiog tamsesnė spalva. Ir čia yra išviesinančioji tokia pusė irgi. Žodžiu, šiaip labai noriu išbandyti, tik bijau vėlgi skysto kontūravimo ir to, kad man spalva bus tiesiog per tamsi. Tada mes keliaukime prie knygų. Pirmą kartą mano video metu mes trumpai aptarsime knygas. Man padovanojo jas draugė. Ir labai džiaugiuosi, gavusi vieną iš jų, tai yra Paukščių mergaitė, Annabelle Pitcher. Ir sakė, kad jai labai patiko ši knyga ir kam rekomenduoja, taip pat jai labai patinka. Ir antras dalykas, ji prisidėjo prie šios knygos redagavimo, tai bus ir jos dalelė mano rankose, tai tikrai labai fainai. Tada dar turiu vieną tokį pačią populiariausią Lietuvoje knygą, tai yra Slaptomanė darbo knyga. Jūs žinot, kad aš pradėjau laikytis dietos prieš kelias savaitės, bet man, ta prasme, aš nuvažiavau pas mamą ir ten neįmanoma nevalgyti, nes valgyk kotletą, suvalgyk tą, suvalgyk tą ir tu turi valgyti, ta prasme, negalima neklausyti mamos. Tai ši knyga man labai pravers ir aš jos labai norėjau, ta prasme, aš žiūrėjau ir visom pavydėjau, dalyvau visose konkursuose, kad, ta prasme, ją laimėčiau ir galų gale jinai atsirado mano rankose.
Ir paskutinioji irgi viena populiaresnių, tai yra žodžiai ir spalvos sielai. Dabar visi suaugę pradėjo spalvinti knygeles, man tai atrodė truputėlį idiotiška, bet sakė, jog tai labai labai ramina, o man atrodo, raminimas man bus kaip tik į naudą. Tada dar turiu vieną tokį super didelį produktą, buvau GHD seminare, InHair parduotuvė organizavo Vilniuje. Ir nežinau, dar nebandžiau ir atsimenu, aš vežuosi į namo ir sesė sako, o tau reikės aprašyti, ne? Suprato, kad, ta prasme, aš negaliu jo atiduoti. Ir iš tikrųjų, nepyk, jeigu ten mano sesė tu žiūri, aš ir nenorėjau padovanoti, nes su GHD kompanija aš labai labai gerai sutariu ir man labai patinka jų produktai. Ir, pavyzdžiui, šiandien galbūt, aš nežinau, iš šono gali atrodyti, kad aš kažką ypatingo dariau su savo plaukais, bet tai yra tikrai ne, nes tiesiog patepiau savo plaukų serumu iš GHD ir truputėlį jos paminkiau ir jie atrodo labai labai blizgus, švelnus ir, žodžiu, tvarkingi. Žodžiu, dar vakar grįžusi namo, aš likau be galo laiminga. Aš visai maniau, kad man atkeliavo vienas siuntinys, vyras sako, kad atkeliavo 2 ir aš tikrai neįsivaizdavau, kas yra tame antrame. Grįžusi išsipakavau ir jau matau šitą gražią dėžutę ir galvoju, nu ne, čia tikrai taip nėra. Žodžiu, aš mačiau, kad viena youtuberė gavo dovanų Ariana Grande kvepalus ir aš galvoju, dieve, kaip aš jų noriu, kaip aš jų norėčiau, bet galvoju, nu tikrai aš negausiu. Ir ta prasme, aš išsipakuoju. Pirmiausia, pradėkime nuo šios žiauriai gražios dėžutės, kuri išsipakuoja štai taip. Ir žodžiu, aš jau matau Ariana Grande ir aš taip savo grožio kambarėlyje, tiksliau balkone stoviu ir taip, o dieve, kaip fainai, mamai skambinu, sakau, grįžau namo ir radau, nu žodžiu, labai fainai ir labai gražus įpakavimas, bet dar mielesnis buteliukas ir to aš žymiai greit parodysiu. Ir tadam, nu žiauriai gražus ir labai labai mėly. Ir svarbiausia, jie yra saldus, taip kaip aš mėgstu. Tai aš manau, kad šiandien eidama į renginį būtent jais ir pasikvepinsiu. Jūs žinot, kad aš visus saldžius dalykus vadinu cukriniais debesėliais, tai šis irgi yra toksai cukrinis debesėlis. Nu, žodžiu, labai labai fainas. Ir tada prieš pabaigą aš stengiuosi labai greitai kalbėti. Aš jums parodysiu vieną daikčiuką, kurį aš gavau dovanų nuo savo brolio. To išversiu tik tais jį, nes aš išskalbiau vakar. Taigi, susitikau galų galę su savo broliu, išlėkėme į miestą ir jį apipirkome kostiuminiais ten visokiais dalykėliais. Ir aš jam sakau, tai jeigu ką, esi man kunigas gimtadienio dovana ir aš jau žinau, ko aš noriu. Užėjau trečiadienį į Mojito parduotuvę, pamačiau megztinį, pasimatavau ir viskas, aš jo noriu. 40 eurų. Ta prasme, aš tokių pinigų neturiu ir 40 eurų už megztinį mokėti, tai man buvo kosmosas, bet kadangi buvo mano gimtadienis, mes užėjom parduotuvę ir radome patį paskutinį, kurį aš aišku pasiėmiau. Štai tokia, o Jezus, jūs nematysit, bet aš gal kažkur kažkada iš šono parodysiu nuotrauką, jeigu tokia bus, jeigu ne. Tai tokia pilka suknelė iki kelių, labai tokia laisva ir su dideliu golfu. Ta prasme, nu žiauriai faina detalė šitas golfas ir labai šilta. Nu, aš nežinau, ar aš dabar turiu kokį šiltesnį megztinį už šitą ir labai patogi ir, žodžiu, ta prasme, prie jos tik ir derinti visas detalės ir savo visus turimus batus. Taigi, liko paskutiniai 2 dalykai ir turiu dėžutę iš mrwool.lt ir čia pas mane daugybė dalykų, kurių aš tik vieną dar spėjau vakar pasibandyti. Velneva, aš nežinau, kur aš padėjau, kur dingo, tuos nubėgsiu, surasiu. Žodžiu, pašnekėkime apie tai, ką aš po kol kas turiu savo rankose. Tai yra 3 veido kaukės iš Holika ir viena yra su tomatais tokia, nu, aš nieko nebandžiau, man atrodo, dar su tomatais. Ir irgi tokia lakštinė, kaip vadinama. Tada turiu dar su arbatmedžiu ir man labai, nu kodėl visur su arbatmedžiu kišat alkoholį, čia irgi yra alkoholio. Nu, žodžiu, bet aš tikiuosi, kad bus viskas gerai. Ir tada paskutinė su mango ir čia irgi yra to alkoholio. Nu, žodžiu, man apie tą alkoholis man nepatinka kosmetikoje, nes, ta prasme, jis nieko gero nedaro odai, bet aš tikiuosi, kad čia yra jo tiek mažai, kad ojojoj. Turiu dar labai gražų dalykėlį iš Holika ir tai yra Naked Face Illuminating Powder. Ir aš jos net neatsidariau, net neprisiliečiau, bet įpakavimas tai yra superinis tikrai. Ir viską, o, kaip fainai, ta prasme, pažiūrėkit, koks čia šitas. Ir čia aš ją atsidarysiu ir turbūt pudruosiu savo veidą, kuriam šiandien šiltėjimo, man atrodo, ir tai pakanka, bet įpakavimas tai yra
Man patiko. Tada turiu dar veido prausiklį iš taipogi Holika ir Cognac Soft Perfect Bubble Foam. Ir čia su tokiu, aš jau labai norėčiau išsipakuoti dabar labai greitai. Dar. Na va, kol aš trupinėjau, dar susiradau priemonę, kurios nebuvo dėžutėje. Ir čia toksai prausiklis su silikoniniu prausikliu. Nežinau, iš tikrųjų, kaip reikės naudoti, kaip viską daryti, labai įdomu. Žinot, kad korietiškas priemonės apskritai yra visą laiką inovacijos ir pirmaujančios pasaulyje, tai bus tikrai labai įdomu. Ir kiek teko domėtis pačia sudėtimi, tai ji buvo nebloga, bet dar vis tiek reikės pasinagrinėti ir pasižiūrėti. Dalykas, kurį šiandien net uždusau bėgdama. Dalykas, kurį šiandien išbandžiau ir jis mane nustebino, labai nustebino, tiksliau savo kvapu, kuris priminė kramtomąją gumą. Tai yra iš Holika Aqua Petit BB kremas, kuris, matot, maskuoja ne per daugiausiai, bet vidutiniškai. Bet labai gražiai dengiasi, net nesimato jo ant veido, viskas atrodo labai natūraliai, lygiai ir nežinau. Svarbiausia, kad tai yra drėkinančioji priemonė, kuri tikiuosi padės man išlaikyti makiažą kaip įmanoma ilgiau ir nebus ta tokia, žinot, kaip matinė, kuri padaro negyvėlio veidą. Tai šiaip labai patiko dėl to, kad spalva yra šviesi ir buvo visiškai idealiai tinkama mano veido odos spalvai, tai yra tikrai didžiausias pagirus. Ir paskutinis daikčiukas, vėlgi iš Holika, kaip aš čia viską taip susižiūrėjau. Taigi, tai yra Perfume Body Mist The Moment Peach Date ir tai yra toksai persikų kvapo purškiklis, ta prasme, kvapai savo suteikti. Toks labai lengvas, vaisiškas, gaivus ir manau, kuomet aš lėksiu į savo studijas, aš tikrai negriebsiu savo kokių Lanvino kvepalų, o toks pigesnis reikalas, kuris man, ta prasme, patinka jo kvapas ir leis atsigaivinti, tai man atrodo pats geriausias pasirinkimas. Paskutinis maišelis ir po to, viską papasakau apie drabužius. Paskutinis maišelis, tai iš Kristianos gavau šiek tiek dovanėlių. Čia gavau tokią užrašų knygutę, man atrodo, žinokit, čia jinai yra jo tuščia, kiek aš matau, bet tuoj irgi išsilupsiu ir pasižiūrėsim. Taip, tai aš turiu tokią iš Skin Code užrašų knygutę ir taip, jie yra tokia paprasta, su linijom, bet man labai reikėjo, nes aš jau ieškojau anądien kokią sąsiuvinę, nes aš turiu tiek minčių kartais ir man reikėjo užrašyti visur ir aš, žodžiu, neturiu kur. Ir tada turiu dar 2 produktus iš Skin Code. Skin Code kompaniją aš labai mėgstu, nes ji yra kokybiška, ingredientai yra geri ir tikrai viskas yra efektyvu. Tai gavau tokį Balancing Serum ir tai aš nieko dar nežinau apie šią priemonę, bet jau pakuotė man vien kokia graži. Žiauriai fine, žiauriai. Tada turiu dar vieną tokį veido prausiklį Clarifying Wash and SOS Oil Control ir tai yra toksai labai fainas produktukas. Vien matau pagal sudėtį, kad jau mane ganėtinai tenkina, tai tikiu, kad žodžiu, man reikėjo putojančio prausiklio, dabar turiu netgi 2 ir reikės vieną po kito bandyti ir žiūrėti, kuris iš jų geresnis. Ir paskutinis dalykiukas, kurį aš turiu, tai yra kūno ir veido aliejus iš L'Herbolario ir pasižiūrėsim pakuotę, nes aš irgi nebuvau atsidarius dar. Labai tokio gražios spalvos, mėtinės ir man svarbiausia yra pauostyti, žinot, aš irgi moteris viskas sprendžiu pagal kvapus. Tai biškiai slažinau ranką. Nėra intensyvus kvapas, labai lengvas ir, žodžiu, aš faktas, kad nemanau, kad jį tepsiu ant savo veidą, nes mano oda ir taip riebio, dar soliai žaisti irgi nebesinori, bet kūnui tai būtinai iš panaudosiu. Žodžiu, aš tikiu, kad šiandien jūs užnekėjau negyvai, bet toks yra tas mano penktadienis, kalbus, draugiškas ir visuomet dažniausiai labai paprastas, o dabar bėgim redaguoti video ir lėksiu į No Limits renginį. Kaip pradėjo angliškai kalbėti, žodžiu. Tai lėksiu tą renginį ir sėdėsiu ten iki pat vakaro, tikiuosi mano siela atsigaus ir viskas bus gerai ir vėl būsiu labai laiminga. O dabar sakau ką, iki pasimatymo antradienį, kur aš jums parodysiu dar vieną savo vlogą, taip pat iš šios dienos irgi bus šiek tiek detalių, tai žodžiu laukit, nes matau, kad jums patinka tos visos kalbos, tai yra labai džiugu. Tai ką, visoms linkiu gero savaitgalio, būtinai gerai pasilsėkit, dar kartą man visos nusišypsokit ir pasakau jums iki pasimatymo.